Nes norisi tos bendruomenės. Iš tikrųjų, coachingo veikla gana tokia individuali labai yra. Ir mes visi tikrai nesusiskaldžiusi bendruomenė, bet tikrai atsidalinusi į tokius individualius gardelius. Ir karts nuo karto norisi, kad susieiti į krūvą, susiderinti, dimenciją susidėlioti, kad netitoltum vienas nuo kito, kad gal suprastumėme tą kryptį kažkokią naujienas, kažkokias tai tendencijas, kad neužsidaryti savo kiautį ir savo sultyse ten nerūkti. Tai vienas momentas yra iš tikrųjų suvokimo, sąmoningumo praplėtimas, tai yra, kaip minėjau, nauji įrankiai, tiesiog tu pats visko nesugaudysi, o žmonės tikrai dalinasi tais metodais ir būdais, kurie veikia. Kitas dalykas tai yra grįžtamasis ryšys, kurį tu gauni būdamas sesijų metu, ką tobulinti, ką daryti kitaip, tiesiog erdvėsmeniam tobulėjimui. Tai labai tam profesiniam tobulėjimui ir savęs pažinimui, kas eina į visas gyvenimo sritis, į santykius, į darbus, į profesijos, į pačią asmeninį coacherio kelią. Tai tiesiog burtis į bendruomenį, bendraminčius, kur ten ant kiekvieno kampo vienas kitam užduodam prasmingus ir sąmoningumą skatinančius klausimus, tai yra didžiulė labai dovana.